Kandrotas, neberėkau. Neberėkau. Команда X. Циклоп. Mes labai pasistengsim, kad jūs iš įstaukai nebegrįžtumėte. Росомаха. Шельма. Šelma. Гроза. O Jėzau, kokia audra. Зверь. Drąsuoliu. Zver. Гамбит. Жубили. Джин Грей и профессор Икс. Labai gerai. В сериале X-Men. Praėjo 4 metai ir teismas pagaliau paskelbė verdiktą prie Seimo vykusių riaušių byloje. Bet jūs įsivaizduojat, tos riaušės vyko prieš 4 metus. 4 fucking metus. Va, Justas rašo, man atrodo, kad tos riaušės buvo prieš kokį 20 metų. Tas laikotarpis atrodo labai toli. Vat būtent, įsivaizduojat. Antanas Kandrotas, Celofanas, kaip ir Andrėjus Lobovas, pripažinti ne tik kaltais, bet ir recidivistais. Ką priduoda recidivisto statusas iš esmės? Recidivistas, jeigu neklystu, tai yra žmogus, kuris pakartotinai pažeidžia įstatymą, ar ne? Teismas gali pripažinti asmenį recidivistu, jei šis asmuo jau teistas už tyčinį nusikaltimą padarytą būnant pilnamečiu, jo teistumas už šį nusikaltimą neišnykęs ar nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka ir jis vėl padaro vieną ar daugiau tyčinių nusikaltimų. Bet ar kažką papildomai priduoda tas statusas ar ne? Bausmės tipo didesnės ir ilgesnės tikriausiai, ar ne? Čia atrašo lauky, kad bausmės didesnės, vietos valdžia bausmės ilgis, sunkina visas aplinkybės. Tiesiog pažymė, kad lochas kvadratu, taip, Dominika. Ok, supratau. Bet keista, kad Kandrotas dabar gauna recidivisto statusą, kai jis tiesiog yra visą gyvenimą low level nusikaltelis. Lobovui skirta lygtinė bausmė, o Kandrotui, subendrinus kitus nuosprendžius, skirtas kalėjimas 4 metams. Panašias lygtinės bausmės gavo ir kiti riaušių dalyviai. Get fucked! Nors keletą teismas išteisino. Paskirta beveik 150 000 eurų baudų, o pats bylos nuosprendis nugulėjo beveik 1000 lapų. Beveik 4 valandas trukęs nuosprendžio paskelbimas neapsėjo be incidentų. Po kelių valandų stovėjimo nualpo teisėja. What? Prieš 4 metus prie Seimo kilo kartuvės. Įpykusi tūkstantinė minia susirinko į protestą prieš tuomet šalį valdžiusią dešiniųjų valdžią. Galiausiai protestas baigėsi riaušėmis, kurios truko net iki 2 valandos nakties. Į pareigūnus ir jų automobilius riaušininkai mėtė akmenis, policija jiems atsakė ašarinėmis dujomis, 10 žmonių buvo sulaikyti. Teisėja tokia, I just can't take this shit anymore, terapistė jo. Kaltinimų sulaukė net 87 žmonės. Čia mūsų šviesuomenė, kaip suprantu. Savo apimtimi tai yra didžiausia baudžiamoji byla nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Aš tai nusiteikęs išteisinti, kad būtų, nes teisingumas Lietuvoje gyvuoja, pas mus demokratinė visuomenė. Aš nesuprantu, gal šitas debilas įsivaizduoja, kad demokratija reiškiasi negalioja jam įstatymai. Nežinau, kuris tai perskaitė, kodėl jis taip sugalvoja. Kas daugiau, jei ne šita byla įrodo, kad teisingumas pas mus egzistuoja. Pažiūrėjus į jo akis, nu tu matai, kad ten nieko nėra tam kibire, va šitam šiukšlių kibire ant pečių. Tiesiog nieko nėra. Pas mus mes taip šauniai gyvenam. Nu, aš tai šauniai gyvenu, jeigu paklaustumėt manęs. Suprantu, kad tau reikės vėl lysti belangę ir maloninti ten esančią vyriją. Aiškindamėsi, kas yra pagrindinis kaltinamasis dėl kilusių riaušių, prokurorai pažiūrėjo paprastai. Dienos mitingų įleidimas buvo išduotas Astros Astrauskaitės. Taip, žinau, kad jinai absoliuti beprotė, bet, nu, negaliu nepasakyti, kokie geruliai akiniai. Vardu. Tad nors jos ir nebuvo per pačias riaušes, bet būtent ją ir apkaltino riaušių organizavimu. Jeigu jūs manote, kad mes gyvename teisinėje valstybėje. Mes gyvename teisinėje valstybėje. Jūsų byla tai absoliučiai įrodo, taip. Aš taip nemanau. Kaip bebūtų keista, labai atsiprašau, bet nuo jūsų nuomonės absoliučiai niekas nesikeičia. Koks jinai fucking jokeris yra, aš negaliu, ta prasme. Jūs pažiūrėkit vat į tą veidą, čia tiesiog yra patologija. Bet jeigu jūs manote, tai tikiuosi išteisinimo. Aš netikiu, kad mes gyvename teisinėje valstybėje, bet jeigu gyvename tokioje, tai tikiuosi būti išteisinta. What? Tai tik neteisinėje valstybėje tu galėtum būti išteisintas už įstatymo pažeidimą. Kai kurie kaltinamieji net juokavo, kad visas procesas atrodė kaip paskaitos universitete, o šiandien diplomų įteikimas. Aš visi pasidėjau. Tai Antanas Kandrotas sakė, kaip į diplomų įteikimo šventę ateina, paaiškėtas studijėlė eina. Nelabai matau naudos kažkokiam šmaikščiom, žaismingom frazėm dar entertainint juos, ar nežinau, kažkaip čia truputėlį provokuoti juos, ar kažkaip linksminti juos. Man čia realiai viskas
viskas yra mega max liūdna ir vienintelis tikrai džiuginantis dalykas tai yra, nuosprendis galutinis. Vis tik teisėjai pradėjus skelbti verdiktą, paaiškėjo, kad keletas kaltinamųjų buvo išteisinti, neįrodžius jų kalties dėl dalyvavimo riaušėse. Kai kurie gavo lygtinės bausmes, įpareigojimų savanoriauti senelių priežiūros centruose. Aš tą patį Mazvek norėjau paklausti, kažkokie vargšai seneliai dabar tiesiog gaus krūvą kažkokių fucking antivalstybinių liurbių, kurie juos tipo prižiūrės per prievartą. Ką? What the fuck? Vargšai seneliai. Kai kurie dėl anksčiau padarytų kitų nusikaltimų pripažinti recidivistais. Andrejų Lobovo pripažinti kaltu pagal užmušusių 263 straipsnio antrą dalį ir skirti 2 metus laisvės atėmimo. Tiesa, už grotų Lobovas bent jau iš karto nekeliaus. Jam skirta lygtinė bausmė. Kalėjime jis atsidurs, jeigu per artimiausius 2 metus pažeis įstatymus vėl. Andrejų Lobovo pripažinti recidivistu. Aš atvažiavau iš namų, grinai, kad nuramint minę. Nežinau, kaip man ten gavosi. Aš nesu kažkoksai tai ten minios valdytojas ar dar kažkas. Nežinau, kaip man ten gavosi. Aš atvažiavau suvaldyti minę. Aš nesu kažkoks tai minios suvaldytojas. Tai ko tu tada važiavai? Aš atvariau daryti dalyką, kurio šiaip nemoku daryti, bet kažką padariau ir kaip aš dabar kaltas išėjau. Supranti, kiek logikos nėra tavo paties žodžiuose. Nežinau, kaip man ten gavosi. Puikiai gavosi, idealiai, 2 metai kalėjime. Bet tai atvažiavau, riekavau, tas, viskas. Tai tu pats ką tik suvardinai, už ką tu fucking kalėjimo 2 metus gavai. Jo, serija, jums viskas gerai. Man nebuvo nei vieno ten, kad mėtykit akmenius, darykit riaušes kažkokias, aš kaip tik raminau žmonės. Jūs apsiginklavę, jūs visi su dujom, su šūdais, visokiais apsikarstę. Mes mes jūsų nebijom. O jis neturėtų šiaip jau seniai kalėjime sėdėti, nes mokesčių ir baudų, man atrodo, 15 metų nemoka. Jis taip giriasi, kad taip yra jo, kad jis mokesčių niekada nemoka, baudų nemoka, nieko nemoka, niekam nėra skolingas, niekur neregistruotas, taip toliau ir panašiai. Aš nežinau, bet jis taip giriasi, jo, aš pamenu. Celofanui subendrinti ir kiti kaltinimai, bei anksčiau paskirtos bausmės. Galiausiai jam paskirta 4 metų kalėjimo bausmė. Muzika mano ausims, muzika. Bet jeigu Celofanas sprendimą apskūs, kas labai tikėtina, jis bent kol kas į kalėjimą nekeliaus. Aš sakiau, mane bent nuteis bauda bent 1 eurą aš skūsiu, nes man domina tik išteisimas, nėra kitų variantų. Bylos apimtis tokia, kad net per 2 valandas teisėjai nespėjo paskelbti pilno sprendimo, bet būtent po 2 valandų teko daryti priverstinę pertrauką, nualpo teisėją. Akmenys į policiją mėtęs kovotojas Arnoldas Misiūnas Dar geri šitas yra tiksliai. Gavo lygtinę beveik 2 metų bausmę. Riaušių organizavimas pripažintas ir Astrai Astrauskaitei. Jai skirta 2 metų ir 2 mėnesių kalėjimo bausmė. Wow! Ją atidedant 1,5 metų. Laisvės atėmimo bausmė. Ją atidedant paskirta daugumai kaltinamųjų. Tik 3 iš jų skirtos realios bausmės, siunčiant į kalėjimą. Nuteistiesiems paskirta ir iš viso 142 000 eurų baudų. Dar 112 000 eurų priteista atlyginti dėl padaryto žalos. 16 asmenų pripažinti recidivistais. Bylą sudarė. Taip, tiesiog, pakartotiniai nusikaltėliai susirinkę, ir viskas. Vien nuosprendį sudaro beveik 1000 puslapių. Bylos sudėtingumas iš tikrųjų yra proceso dalyvių skaičius. Teismo posėdėje kasdien, kiekvieną kartą, kiekvieną teismo posėdį dalyvaudavo ne mažiau kaip 160 proceso dalyvių. Tai jo, paskui su tokiu šventuoju raštu ir išėjo bičiukas. Štai, prašau, siunčiamas esate 2 metams į kalėjimą, čia jūsų paaiškinimas, jeigu norit pasiskaitykite. Teisingai jūs to rašo. Su bausmių Biblija išeini, su bausmių šventuoju raštu. Džemalas rašo, jie visi su to pačiu starter packu. Šaranas, teistumas ir balsas už Nemuno dešrą. Labai geras pastebėjimas. Pravarėm tos teismus ir bylą 2-3 metai, tai čia beveik universitetą baigti. Mes čia visi jau vardais, aš giminių tiek nematau, kiek jo čia matydavau. Seni, tu jau 3 kartą sėsi į kalėjimą. 3 kartą, jeigu neklystu. Tarsi arba 3 arba 4, bet tikrai nemažiau. Tai tu absoliučiai visiškai nebairis, dažniau matai įvairius nusikaltelius aplink save, nei tu matai bet kokius giminės ar draugus ar kitus artimuosius. Tu tai pateiki kaip bairį, bet realiai tai yra absoliučiai visiškai fucking apgailėtina. Tu tiesiog visą laiką esi tarp padugnių. Riaušių bylos garsiausios personos susirenka geros nuotaikos. Ir kaip jūs reportaže pristatyti? Bomžas, žurnavos. Antanas Kandrotas, pravardė Celofanas, demonstruoja savo apykoje. Nematėt jūs apykos, kaip atrodo? Nenešioju. Oi, atrodysiu, aš jums viską taip. Pas prokurorus paklauskit, hebra, pas prokurorus paklauskit.
Ar prokurorai tikisi, kad bus išpildyta jų fantazijų, karočią, vaisius, jų kosminių, karočią, sprendimų, kaip nutarimai? Ką? Paklauskit prokurorų, ar bus išpildytas jų fantazijų vaisius, tai tiesiog bus paskelbti nuosprendžiai. Ir jie yra jum nepalankus, kaip ir turėtų būti, nes jūs fucking recidivistai. Ant šio stalo nuosprendis. Jau, seni, tai eik tu sau. Holy shit. Kol 3 teisėjų kolegija nuosprendį skelbia, visi privalo stovėti. Kai skaito teisėjas Mindaugas Treukas, teisėja Zina Vilnienė nualpsta. Skelbiama 20 minučių pertrauka. Zina, vandens, Zina, būk gera. Tai vyksta praėjus 2 valandoms nuo posėdžio pradžios. O dieve, tai tiesiog yra medžiaga. Kiti per pertrauką paprašomi salę palikti. Net teisėja alpsta, o mes kaip didvyriškai laikomės. Jūs esate krūva fucking atmatų padariusių nusikaltimą. Bet šita moteriškė, aišku, tikrai turi kažkokių rimtų sutrikimų kognityvinių. Po pertraukos teisėja Vilnienė į salę negrįžta. Po to pranešama, kad jai nieko rimto. Į ligoninę vežti nereikėjo. Yra kaip yra, posakis liaudiškas visiems suprantamas ir įstatymas nedraudžia. Baigsim skelbti nuosprendį, nepilnos sudėties. Terapistai labai geras pastebėjimas. Kiek medžių reikėjo sukapoti, kad atspausdinti visus tos lapus dėl šitų visų šūdo gabalų? Kandrutui Celofanui skiriama subendrinta reali 4 metų kalėjimo bausmė. Posėdžio pabaigos jis nesulaukia. Salėje šūkauja, todėl teisėjas jį išvaro. Bičas jaučiu big mad, kai gavo tiesiog, nu ką, o jūs 3 kartą keliaujate į kalėjimą, dabar 4 metam. Taip pat Kandrotas su Lobovu įvardyjami recidivistais. Turbūt šiandien reiktų tą dieną įrašyti į rekordų knygą. Reikėtų, aš manau, irgi rekordų knygą rašyti, nes dar niekada pasaulio istorijoje viename kambaryje kolektyvinis intelekto koeficientas nebuvo toks žemas. Čia net ir su 3 teisėjais ir visais policijos pareigūnais. Nes turbūt per vieną dieną tiek recidivistų Lietuvoje dar nebuvo atsiradę, tai jau savotiškas rekordas, reikia kreiptis į agentūrą faktam, kad užregistruotų. Kažkokia tai ironijėlė, cinizmas, biški čia kažkoks tipo bajeriukas. Tai taip seni, tai rekordinės apimties byla. Savo apimtimi tai yra didžiausia baudžiamoji byla nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Kai tiek žmonių teisia ir ypatingai, kai tarp jų tiesiog yra pakartotinai nusikaltimus darantys žmonės, tai jo logiška, kad turėsime rekordinį kiekį recidivistų. Tai viskas tiesiog susiveda į basic math. Palaukė ir europarlamentaras Petras Gražulis. Kodėl? Tanak, tuomet dar Seimo narys, jis irgi stovėjo prie Seimo, bet pats riaušėse nedalyvavo. Sveiki. Labas. Prisišykot? Provokatorius nemačiau, kad būtų teisiamas. O jų buvo ne vienas. Transliuojat ar pakalbint galim? Transliuoju, galit pakalbint dabar. Streamą jisai daro. 3 populiariausias streameris po Mr. Beast ar mane. Jūsų neįleido? Neįleido, pasirodo, reikia prieš 5 dienas pranešti. Jeigu nori patekti į posėdžių salę. O ką jūs čia norėjote veikti? Norėjau palaikyti, atėjau palaikyti šitų visų politinių kalinių. Šitas žemo bezdėjimo šūdo gabalas atėjo palaikyti krūvos recidivistų. Nu tai... Ką jo rinkėjai masto? Nu nemasto jie. Atvarė tiesiog palaikyti nusikaltelių krūvos. O, Jėzus Marija. Politiniai kaliniai. Kandrotas tiesiog vogė PVM-us, nurašinėjo mokesčius, schemutes visokias suko. Dar viena pora akių, pro kurias žvelgi ir ten tiesiog nieko nėra, ten tiesiog rūkas. Susirask visokių, ką žinau, viešų bylų, kur kokie nors žmogžudžiai yra teisiami, ten kokie nors pedofilai, šiaip prievartautojai, dar kažkas, juos dar nuvaryk palaikyti, nes tipo, tai koks skirtumas. Atėjau palaikyti šitų politinių kalinių, nes čia yra politinė byla. Tobulas kadras, tiesiog mes turime Lietuvos, mūsų nuostabios šalies atstovą didžiausioje tarptautinės organizacijos platformoje. Šitas fucking idiotas nykštukas. Jisai atvarė palaikyti krūvą recidivistų, antivalstybininkų ir jisai tą informaciją perduoda šalia vieno iš nuteistųjų recidivistų žmogui, kuris apskritai dirba Kremliui. Nu, tiesiog... Aš jau sakiau, bet aš pasikartosiu, jeigu tu balsavai už Gražulį, tu tiesiog esi fucking antivalstybininkas. Tiesiog tu nekenti Lietuvos. Nekenti Lietuvos. Nekenti. Tu esi antivalstybininkas. Tu linki šitai šaliai tik blogo. Prie teismo europarlamentaras Petras Gražulis. Tiesiai Kremliaus rupurui skundžiasi, iš čia pasakoja apie politinius kalinius. Duoda interviu prorusiškam aktyvistui Laurynui Ragelskiui. Į teismo salę Gražulis nepateko, neužpildė prašymo. Pats buvęs tarp protestuotojų, sako, riaušių nematęs.
kur čia buvo riaušės. Aš mačiau, kaip policininkams žmonės vandenį dalino, duoną dalinosi. Jam meluoti yra taip pat lengva ir taip pat intuityvu, kaip kvėpuoti. Jis, aišku, turi daug retorinių triukų ir įvairių nesąmonių, kaip jis mėgsta prisidengti religiją, ten šventojų raštų ir panašiai. Tai jis bent jau moka, tipo, įvilkti kažkokią tai auditoriją, aišku, kažkokį absoliučiai tūpai mažumai, įvilkti savo argumentą į kažką tipo patrauklaus, bet čia tiesiog atvirai fucking meluoti, va taip, man yra wow. Aš suprantu, kad jūs sakysite, taigi Gražulis meluoja, tai eilinį kartą meluoja. Taip, bet aš sakau, bet dažniausiai jis bent jau tą savo melą įvelka į kažkokį tai labai skystos logikos tokį rėmą, kuris kažkam gali galbūt labai žemo intelekto asmeniui pasirodyti patrauklus kaip argumentas. Bet taip tiesiog fucking meluoti, nu man čia nauja žemuma net ir Gražuliui. Aš nemačiau, kad čia langus daužytų mašinas degintų. Tačiau langai dužo pareigūnų autobuso. Prieš 4 metus po mitingo prie Seimo kilo riaušės, užblokuoti išėjimą iš parlamento. Pareigūnai tuomet panaudojo ašarinės dujas, o į juos skriejo akmenys. Mano, pavyzdžiui, statusas yra bomžas visiškas, aš miegu konteinerį. I hate to break it to you, bet tau vis tiek galioja įstatymai. Valgau iš konteinerio, suprantat? Mes ne tik, kad suprantam, mes matom ir žinom, taip. Ko aš galiu tikėtis iš tokių ponų, iš tokios sistemos? 6-mečio nepaverktum su tokia logika. Čia nėra statusų klešas, tu tiesiog pažeidai įstatymą. Atrodo, mirties konteinerį gyvena. Atsiprašau, ponas žurnalistais atrodo absoliučiai kaip konteinerį gyvenantis. Jūs juokaujat. Aš konteineriuose dabar va, šitas švarkas 2 eurai kainuoja. Konteineriuose švarkas 2 eurus kainuoja. Jūs prieš objektyvus esate tokie komikai, bent jau tada kažkokią tai loginę seką vieną tą pačią išlaikykit. Jeigu jūs jau rašotės programą prieš atvažiuodami į savo visas bylas. Nes aš iš viso gal 8 metai nešioju. Aš tai norėčiau pailsėti, tegu nuteisė man kokiem 4 metam, nežinau, kad pavargau nuo Lietuvos. Man yra sunku patikėti, kad tokie žmonės turi bent vieną sekėją socialiniuose tinkluose. Bent vieną. Lobovas yra toks labai įdomus atvejis, kur tipo, tai yra labai raiškiai šnekantis, žiauriai žemo intelekto žmogus. Aš noriu, kad mane uždarytų, aš noriu pailsėti, tai tu gali pailsėti. Gali tiesiog nedaryti nusikaltimų. Gali tiesiog gulėti tam savo konteinerį. Gali nevykti riaušės, neprovokuoti riaušių, neskleisti sąmokslo teorijų, gali neskatinti neapykantos, tu gali absoliučiai nesikišti į jokį socialinį gyvenimą ir gyventi savo ramiai ir ilsėtis visą gyvenimą. Aš tai norėčiau pailsėti, tegu nuteisė man kokiem 4 metam. Idioto logika. Tai tu tipo pats pripažįsti, kad tu esi antiek infantilus, kad tavo teises už tave turi teismai sureguliuoti. Tai tu tiesiog esi patologinis debilas. Tačiau gavęs teismo nuosprendį persigalvojo. Aš ir eisiu ir iki Europos teisės ir visa kita, jeigu reikės, sakau, nežinau netgi. Dėl to aš ir sakau, kad Lobovas yra pats iškalbingiausias debilas, kokį man yra tekę matyti. Ir net nejuokinga, tiesiog iš tarpdančių šūdai lenda viskas. Sakėt, kad ir pasidėtų. Ne, tai čia žinot, čia yra šou. Ai, čia šou yra. Jo, nu čia važiuokit, va, čia koks šmaikštus, aš čia visas bomžas, pažiūrėkit, čia Maikė, nu pagady, 2 eurai, bomžas, aš haha, pasodinkit mane, aš pailsėsiu. Aš eisiu iki Europos žmonių teisės teismo. Kaip graudu. Dabar jau aš esu iki galo įstikinęs, kad tiek Kandrotas, tiek šitas yra pripučiamos lėlės kalėjimuose. Kokie vištgaičiai šlykšto, aš negaliu. Toks krūtas visas, toks krūtas. Kaip apgailėtina, fuck. Paskui jie čia visi bachūrus kažkokius vaidina, kažkokius autoritetus, kažkokius čia aš čia atvarau, parodau, davai. Jūs esate šlapios vietos, apgailėtini, sociume nesugebantis egzistuoti fucking liurbiai. Prieš posėdį sakėt, kad ir pasidėtų. Ne, tai čia pažiūrėkit į šitą infantilą apsišikusi. Ne, tai čia bairį, ne, tai mesgi čia šau. Atstovėk bent jau visą tą savo bachurumą tada. Atstovėk, sėsk į tą kalėjimą, toliau vaidink politinį kalinį, atstovėk visą tai. Atsiprašau už šitą rentą, bet tiesiog man taip šlykštų kaip žmonės, va taip, kaip jie su savim gyvena, kaip tu gali būti savo atviras tokiais atvejais, kaip tu gali su savim susigyventi. Aš negaliu patikėti. Teismas išgirdo ir kito kaltinamojo, Antano Kandroto norą. Labiau norėčiau, kad nuteistų, iš tikrųjų, būtų įdomiau. Dar vienas, noriu, kad nuteistų. Taigi pats paskui sakė laiptinėje, kad jam tinka tik tai išteisinimas, dėl to jisai paduos į apeliacinį. Nuteis bauda bent 1 eurą, aš skųsiu, nes man tai domina tik išteisinimas, nėra kitų variantų. Dar vienas fucking vištgaidis. Jis ir teismo salėje buvo su apykoje. Sakėt apie 6 išėjimus, kuriuos reikėtų blokuoti, nors jūs neva tai to neskatino daryti, todėl tokie jūsų manimų gudrūs veiksmai. Pašalinkit, prašyčiau, nuteistą į Kandrotą iš salės pareigūnai. Šalinkit, to laukit, neškit.
Išnešti nereikėjo, išėjo pats. Pats nuosprendis, ko ne 1000 lapų. Eilė atsiimti jį. Nuosprendį? Viskas gerai. Kaip vertinat nuosprendį? Kaltinamieji nekalbūs ir grasina. Bėk iš čia, nes kitą kartą, žinok, striktą gausi. Kalta organizavusi riaušes pripažinta ir Astra Genovaitė Astrauskaitė. Jai skirti daugiau nei 2 metai, bausmę atidedant. Ačiū labai montažo režisieriui. Jai skirti 2 metai. Jau! Jai skirti daugiau nei 2 metai, bausmę atidedant. Ne, makaronai vaikam. Pasakot pasaką tau, kodėl makaronai skirti vaikam. Ne, makaronai vaikam. Šis žvilgsnis, kuris vadinasi Is this motherfucker for real?